Tokių spalvų čia nėra. Ten, kur gyvena toji mergaitė, viskas yra kitaip nei čia. Švelnios šviesios spalvos, nuo balsvos iki švelniai violetinės, rausvos, melsvos, purpurinės. Viskas žaižaruoja ir dvelkia ramybę, meilę, bendrystę. Visi gyvena dėl visų. Rojaus žodis per skurdus tam apibūdinti. Tai pasaulis, meilės pasaulis, kur nieko svarbiau už meilę nėra. Tame pasaulyje gyvena mergaitė, niekuo išskirtinė, tačiau matanti, kad už šio pasaulio yra ir kitų, kurie nemato tokio pasaulio, kuriame ji gyvena ir vargsta. Nesuvokia tokių jausmų, spalvos netokios, garsai grubus. Tad ji nutarė, kad reikia padėti jiems ir parodyti, supažindinti su savo pasauliu. Išsileidžia jį į kelionę. Nesuvokia, kokia ta kelionė bus, pasitiki, kad nieko blogo negali jai nutikti, nes pasaulyje, kuriame ji gyvena, niekada niekam blogo nėra nutikę. Susideda į nematomus krepšius visus resursus, kokius tik gali. Daug besąlyginės meilės, išminties, plataus matymo, dėsnius visus visatos suslegia, atjautos, telepatijos, aiškiaregystę, gydymo šviesa įrankius, visus stebuklus, kas jai įprasta ir kasdieniška, ir išvyksta. Čia, kur ji gyvena, nėra namų, nes viskas yra bendra, nėra net grubių formų, viskas plazda. Tačiau tam, kad mergaitė galėtų padėti kituose pasauliuose, ji apsivelka dailius rūbus, kad pasaulį ją pamatytų ir ji neįsiskirtų iš kitų. Po ilgo kelio ir klaidžiojimo mergaitė atklysta į pasaulį, kuriame nelabai susigaudo, bet jaučia, kad čia ji gali būti labai naudinga. Be galo ilgai ji mokosi šio pasaulio taisyklių, patiria įvairių patirčių, išgyvenimo, kilimo ir kritimo, kol galiausiai išmoksta, kaip prisitaikyti. Tačiau viduje ji vis tiek nesupranta šio pasaulio. Labiausiai jai keista, kad jos dovanų niekas nenori priimti, niekas jų nemato, nevertina ir nemoka naudotis. Šiame pasaulyje ji pirmą kartą patiria, kas yra pyktis, gėda, kaltė, skausmas, patyčios, niekinimas. Bėga laikas, ji iš visų jėgų stengiasi nenuilstamai kalbėti apie savo pasaulį, rodyti jo stebuklus, žinias, perteikti jausmus, įpūsti ugnį. Tačiau retas ją supranta ir užuot klausę, ją skriaudžia ir išjuokia. Ji nenuilsta, nepasiduoda, randa ir tokių, kas jos dovanas priima, tada ji nutviska begalinę laimę. Tai jai suteikia jėgų. Taip ir klaidžioja ji po pasaulį, stengdamasi pritapti ir išdalinti vis nesibaigiančias dovanas, tačiau vis retas jas priima. Pamažu blėsta jos atsiminimas apie pasaulį, 1000 metų slenka ir tas atsiminimas tampa lyg tolimas sapnas. Vietos keičiasi, žmonės irgi. Su tais, kurie gebėjo jos dovanas pamatyti ir priimti, ji vis susitinka kelyje,
vis pasidalina meilę, papildo jų krepšius, apsikeičia energijomis, pasidžiaugia ir toliau eina. Po ilgų sunkių kelionių kalba pradeda silpti, tikėjimas pamažu blėsti. Pavargsta mergaitė, labiausiai ji ilgisi meilės, tokios be sąlygų, kitokios. Šiame pasaulyje žmonės jos tokios nepažįsta. Liūdesys ją aplanko vis dažniau. Tokie jausmai jos pasaulyje buvo svetimi. Kelyje ji vis dažniau ima sutikti ir tų, tokių pat kaip ji, savanorių, visokių sluoksnių, kurie taip pat atėjo padėti. Tada jai akise nušvinta, ji pajaučia artimą namų kvapą ir skonį, jausmus, būna labai gera. Tačiau laikui bėgant ir tie sutikti savanoriai vis labiau užsimiršta, paskęsta šio pasaulio sunkumuose, vis vieni kitiems primena, paskatina nepasiduoti, ramsčiu vis pabūna. Vieną dieną, nebegalėdama mergaitė pakelti šio pasaulio sunkių emocijų, netiesos ir žmonių aklumo, jis sugeba suburti krūvą visus savo ir panašių pasaulių žmonės ir sudėti į vieną krūvą visų atsineštas dovanas, kad būtų jos stipresnės, efektyvesnės ir labiau matomos ir prieinamos šio pasaulio žmonėms. Taip pat imasi plano, kaip nustumti tai, kas trukdo žmonėms priimti tas dovanas ir daro juos aklus, kurčius ir nejautrius. Širdis dainuoja mergaitei, nes visi imasi aktyvaus darbo, kuria planus ir testuoja. Nemoka jie kovoti, nes ieško būdų, kaip laimėti ir prieiti su meile prie žmonių. Tam prireikia dar 1000 metų. Sunkus mergaitės kelias, daug skausmo ji patiria, tačiau labiausiai ko ir toliau ilgisi – meilės. Tėviškos, tikros meilės. Vieną dieną, kada ateina iš jos pasaulio draugas, nebegalėdama žiūrėti, kaip jai sunku, primena jai apie tą meilę, kurios ji taip ilgėjosi. Tada įvyksta tikras stebuklas. Ji atgauna jėgas, visa nušvinta, prisimena viską, ką buvo ilgoje kelionėje pamiršusi. Sulig tą akimirką visame pasaulyje tai persiduoda ir šio pasaulio žmonėms. Staiga lyg ataka pradeda jausti tą meilę be sąlygų. Nieko nebereikalauja vienas iš kito. Tyrai tiesiog visus myli. Pasikeičia pasaulis. Žmonės priima savanorių neštas dovanas, stebisi ir mokosi naujų dalykų. Visi perima bendrystę ir draugystę, pamiršta visas kovas ir nesantaikas. Mergaitė su draugu ir kitais savanoriais pagaliau gali grįžti namo. Jų jau šiame pasaulyje nebereikia. Grįžusi ji dalinasi įspūdžiais su namiškiais, tačiau jie ne visi ją supranta, nes nieko panašaus jie nėra patyrę. Mergaitei nereikia to supratimo. Dabar ji savam pasaulyje yra pilnutėlė, kupina meilės ir nuostabių atsiminimų, nuotykių, kuriuos teko ten patirti. O labiausiai džiaugiasi, kad jai pavyko. Dar vienas pasaulis gali gyventi taip, kaip jie.